Sveiki! Šiandieną pakalbėsime apie programėlę ColorVerbs – nuspalvink veiksmažodžius. Viena iš didžiausių problemų yra netaisyklingų veiksmažodžių įsiminimas ir kaip juos reikia išmokti, nes juos reikia mokėti naudojant past simple laiką ir perfect laikus. Tai šiandieną noriu Jums pristatyti programėlę, kuri padės Jums mokytis būtent veiksmažodžių formas. Pažiūrėkime, kaip ji veikia. Taigi, visų pirma, mums yra duodamas sąrašas visų netaisyklingų veiksmažodžių. Matote, jų yra tikrai daug. Dabar, ką mes galim su tuo sąrašu daryti? Taigi, visų pirma, spaudžiam bet kokio veiksmažodžio ir ką mes turim? Mes turim paveikslėlį, kažkokią tai asociaciją, mes turim paaiškinimą mėlynom raidelėm to travel to place, keliauti į kažkokią tai vietą, ar ne? Mes turim visas tris formas, kurias galim, matom, kaip jos rašosi, matom tarimo transkripciją ir paspausti galim išgirsti, kaip tarėsi. Go, went, gone. Taigi, po apačia turim vėlgi definiciją, tai yra paaiškinimas ir turim keletą pavyzdžių. We went to the movies last night, Henry usually goes to work by train ir Mary is not at home, she has gone to the doctor's. Ką mums reikia padaryti? Na, aišku, mes paskaitom, pasimokom ar ne, kažkiek tai įsidedame galvą ir kiekvienam veiksmažodžiui mes galim priskirti spalvą. Kaip jūs priskirsite spalvas, tai yra visiškai jūsų fantazija. Jūs galite, tarkim, tas, kurį lengviausiai mokat, žalias, kuris vidutiniškai, tarkim, geltonas arba kuris sunkiausia prisiminti, raudonas. Jūs galite, jeigu matėte mano video YouTube, kur aš kalbu apie netaisyklingų veiksmažodžių mokymasi, kad kai kurie lengvesni, tarkim, yra, kurie nesikeičia, Jos galite nuspalvinti vieną spalvą, tie, kurie keičiasi vieną kartą kitą. Jūs galite tiesiog kažkokias reikšmių asociacijas naudoti, tai yra visiškai nesvarbu. Na, tarkim, ar ne, go yra nesudėtingas, mes pažymim jį žaliai. Aš paskui paaiškinsiu, kam tos spalvos reikalingos. Na, tarkim, keliaujam prie žodelio forget, forgot, forgotten. Ir vėlgi viską matom ir tiesiog kaip pavyzdį nuspalvinkim raudonai. Aš tiesiog noriu prispalvinti freeze, kažkodėl asocijuoja su šalčiu, tai yra šaltis asocijuojasi su mėlyna spalva ir dar ką nors pabandykim, tarkim, keep, ar ne, irgi pabandykim mėlyną. Mes peržiūrim visus, ar ne, pasimokom to žodžius, ką galim tada daryti. Tada, matot, yra favorites, mėgstamiausi. Kai mes atidarom žodelį, mes galim mes galim su žvaigždutėm priskirti juos prie mėgstamiausių arba nemėgstamiausių, ar ne? Arba lygiai taip pat kaip su spalvom. Ir tada paspaudėm favorites, mes matom tuos, kurie yra suspalvoti ir, tarkim, taip galima atsiskirti kažkokią tai grupę, kurią mums, tarkim, sekasi sunkiau išmokti. Jeigu mes spaustumėm ant practice, galim išsirinkti, kuriuos žodžius mes norime praktikuotis ir sužymėti žvaigždutes. Tai čia jau yra nebe atskirai kiekvienas, bet visas sąrašiukas. Ir tarkim, vėlgi, tiesiog pabandymai, ir ne, bit, bite, bit, bitten, mes galim pažymėti su 3 žvaigždutėm, kaip pavyzdys, ar ne, arba tarkim, kažkokį tai build, mes galim pažymėti su sekundėlę, su 2 žvaigždutėm ir taip toliau. Tai paskui mums reikės jų, kai mes praktikuosimės ir vėliau rašysim testą. Pažiūrėkim viršui, dešinėje pusėje mes matom kepurystę, paspaudę ant jos galim rinktis practice arba exam. Praktikavimasis, treniravimasis ar testas, egzaminas. Pabandykime nuo practice. Taigi, čia žiūrėkim, galim pasirinkti 25 dažniausiai naudojami, 50 dažniausiai naudojamų, 100 dažniausiai naudojamų, visi 196 veiksmažodžiai, arba matot spalvomis. Tai jeigu jūs, tarkim, susigrupuojat juos pagal sudėtingumą, pagal tai, kaip jums sunkiau arba lengviau išmokti,
pagal tai, kaip ten, tarkim, kažkokios asociacijos jums kyla su ta spalva, tai jūs būtent tuos veiksmažodžius ir praktikuositės. Na, tarkim, eikim į patį pirmą, aš daug netruksim, tiesiog parodysiu. Čia matot, yra raidelės, mums parodo daiktą, parodo paveiksliuką, kas tai yra, parašo paaiškinimą, to have possession, to make somebody or something stay in particular place, ar ne? Turėti arba kad kažkas būtų tam tikroje vietoje. Ir jeigu matote, apačioje per viduriuką mes matom, kad yra 4 raidelės tuščios. Tikriausiai tai yra žodis keep. Pabandykim. Keep. Pirma forma. Viskas gerai, teisingai, žalia varnelė. Tada dabar reikia parašyti antrą formą. Tai yra kept. Ir trečia forma. Ir tarkim, pabandykim netaisyklingai. Tai jeigu paspaudžiu kažką, kas yra netaisyklingai, mums tiesiog neleidžia to padaryti. Ir kadangi buvo nelabai taisyklingai iš karto, tai mums liepia you need more practice. Vėlgi mes šitoje vietoje galim uždėti ant žodžio tiek žvaigždučių, kiek norim. Tarkim. Taigi, toks taip pasipraktikavimas ir čia buvo 1 iš 25, apačioje dešinėje matot rodyklytę, spaudžiam ant rodyklytės ir keliaujam prie kito žodžio. Taip pasipraktikuojat ir tada galime rašyti testą. Mūsų klausia, ar tikrai mes norim išeiti iš practice ir mes tikrai norim išeiti iš practice ir aš jums noriu parodyti testą. Tiksliau egzaminą pagal juos, bet tai bus testas. Pažiūrėkime, kaip tai veikia. Jūs gaunate, vėlgi pasirenkat lygį, aš čia bandžiau, kas būna, kai nepadarai nieko, todėl matot jau vienas elementary raidelė yra F, 2 atsakiau teisingai. Taigi, pabandykime iš naujo. Ir kadangi tai yra 10 atsakymų, aš kai kuriuos praleisiu ir už tai mes negausim balų. Taigi, pats pirmas, to cause pain, injury or stress. Tai tikriausiai yra sužeisti. Hurt. Daug lengviau, kai matom, kiek yra raidžių. Hurt. Ir hurt yra vienas iš lengvesnių, nes ir paskutinis irgi yra hurt. Taigi, spaudžiam ant rodyklytės ir keliaujame toliau. Tarkim, jeigu parašom žodelį netaisyklingai, tarkim, bandom kažką suspausti, tiesiog bet ką, tai mums neleidžia ir mes galim spaudalioti, kol pataikom realiai ant tikros raidės. To break something open, burst. Tai būtų. Ir tarkim, jie irgi yra visi vienodi, bet matot, pats pirmas, kadangi aš daug spaudaliojau, tai jis jau nebėra žalias. Tiesiog, kad nedaryti viso, taupant laiką, aš tiesiog praleisiu, nes jūs, jeigu nežinote, galite praleisti ir noriu nukeliauti į pačią pabaigą ir į pačią suvestinę. Ir po 10 žodelių, 10 jau net neleidžia praleisti. Čia bus žodelis see, saw ir seen. Taip. Ir keliaujam į rezultatus. Ir matot mūsų rezultatai, kadangi pilnai parašėm tik tai 2, tai už 2 gaunam po 10%. Vieną matot bus, kur aš rodžiau, kaip spausti netaisyklingai, mes matom raudoną. Ir tos, kurios praleidom, mes matom mėlynus, ar ne? Jie irgi neskaičiuojami rezultatą. Jūs, kadangi mokysitės ir nepraleidinėsit žodžio, tai jūsų rezultatas tikrai bus geresnis. Taigi, aš tikrai noriu parekomenduoti šitą programėlę. Jinai pateikia daug veiksmažodžių, ar ne? Iš tikrųjų, kai kurie jų yra retai naudojami, todėl nesimokykite visų. Pradėkite nuo tų, kurie yra dažniausiai naudojami ir reikalingiausi. Bet tai iš tikrųjų yra visai žaismingas būdas, išsamus būdas, ne vien tik mokytis formas, bet kadangi kiekvieno pateikiamo veiksmažodžio paaiškinimas ir pavyzdžiai, tai yra puikus būdas ir mokytis veiksmažodžius. Taigi tikrai rekomenduoju pabandyti ir susitiksim kitose video. Spauskite subscribe, jeigu dar nesate to padarę, arba thumbs up, jeigu jums patiko šis video ir susimatysim kitą kartą. Sėkmės!